atlieka Tomas Radzinevičius, o Džordžijus Ruso muša dublį šiandien įmušė dvigubai daugiau kartų. Georgijo Ruso didina ir įtvirtina Sūduvos pranašumą po nuostabaus Mindaugo Grigaravičiaus reido kairių. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Čia Grigaravičius ir tai jau bus gera galimybė įmušti. Ruso 2-0. Tik pasirodęs aikštėje, Georgijo Ruso didina. Va čia tai pataikė su keitimu Darius Gvildys. Čia arčiau vartų ir dabar jau įvartis po rezultatyvaus perdavimo, kurį atrodo atlieko greičiau. Keliauti į centrą ir tarsi būtų pati rungtynių pabaiga ir dabar Sūduva atsiliktų rezultatu vienu įvarčiu. Švedukas, Grigaravičius ir dar kartą perdavimas. Smūgis galva, rezultatyvų perdavimą atlieka Tomas Radzinevičius, o Džordžijus Ruso muša dublį šiandien įmušė dvigubai daugiau kartų šiose rungtynėse nei viso sezono metu. Džordžijus Ruso per 26 rungtynės buvo vienas įvartis. Ruso. Jis kairiame krašte į baudos aikštę. Nepatogu buvo priimti kamuolį, iš karto vėlgi ataka pristabdyta. Radzinevičius suklaidina varžovą, griūna ir Džordžijo Ruso su kamuoliu. Jo smūgį. Įvartį. Visi čia šaukia Marijampolės Sūduvos stadione. Ar bus tas įvartis ir... Nedažnai šiandien taip pat vartus liečia kamuolį. Saryčevas dabar gali patikrinti kare. Ir Džordžijo Ruso, dar vienas jo bandymas paskirstyti kamuolį. Labai geras Radzinevičiaus perdavimas, koks šansas, bro! Geras perdavimas į baudos aikštelę ir 1-0! Puikiai Džordžijo Ruso perdavė kamuolį. Ir Urbys praleidžia broką labai lengvai. Čia šansas Sūduvai ir paskutinė akimirka. Ruso siunčia kamuolį arčiau vartų ir 2-2. Dar kartą muša Grigaravičius ir dar kartą daro tai. Ruso dešiniųjų kraštų baudos aikštelėje. Dabar Džordžijus Ruso, perdavimas arčiau vartų ir dar vienas šansas. Čia Ruso, koks geras perdavimas, Radzinevičius pasitvarko kamuolį. Oi, nepavyksta įmušti Sūduvai. Tai čia gražus perdavimas. Ruso su kamuoliu varžovų baudos aikštelėje. Prašo kamuolio Šablinskas, gauna į Grigaravičių. O čia Sūduvo šansas pakeis kraštą arba taip smūgiuok ir dar ne vakar. Reikia žaisti toliau. Sūduvos kontraišpuolis Tomas Radzinevičius. 1-3. Radzinevičiaus perdavimas nuošalia. Neįskaitomas. Tikrai charizmatiškas žmogus ir mylintis futbolo žmogus. 1-0. Po standartinės situacijos Maksimiliano Udžė. Arminas Vaskela keičia atakos kraštą. Ten Ruso. Jau baudos aikštelėje. Ruso, na ir čia jau iš metro tiesiog 2-0, aišku. Na kaip šiandien Sūduvai tikrai nėra sunkios rungtynės. Kad ir kaip. Minutė, 2-0. Labai sunku yra, tiesą sakant, komentuoti tokias rungtynės, kai yra tiek daug liepti, kadangi kitas turas nusimato tik tai birželio 9 dieną. Ir pertrauka bus nemaža. Čia labai geras perdavimas ir labai gražus Valencija ekrano situacija, tačiau Sūduva to įvarčio žinoma nusipelnė. Ir Valentinas Baranovskis moka tokius šansus išnaudoti. Greitas, staigus žaidėjas, labai neblogas mačas kol kas jam. Ir dabar prie viso to neblogo mačo jis dar vėl pažiūrėkite, kiek erdvės turi šis futbolininkas. O jam patinka būti su kamuoliu. Ruso irgi vienas iš tokių tikrai ne pačių dažniausių šansų šiam futbolininkui.
žaisti startinėje komandos sudėtyje. Keičiama pusė, Baranovskis tikrai kamuolį gaus. Ir gali žaisti 1-1. Baranovskis lengvai suklaidina Stiošką. Na, reikia mušti tokius įvarčius, Ruso. Nagi, kaip neįmušama. Niekas nežaidžia, kaip žaidžia šia vidurio gynėjų pora. Jeigu bent tas numeris viename krašte, Vilmantas Bogdanavičius 8. Kitoje pusėje, turbūt taip, viskas viduryje 88 numeris, taip pat kaip be jokios abejonės ten Arminas Vaskela. Populiai veikiausiai Muhamadas Gdų 9 numeris ir Tomas Radzinevičius atakos meigalė 10 numeris, arba gali Radzinevičius žaisti Populiai ir Gdų tada puolime. Udžia čia, na, taip pat su jo kartu vidurio gynyboje Andrėjus Verbečis. Vaskela rink Ruso. Čia Italo smūgį. Totis Sirikui žaisi toliau. Kol kas gynyba tiesiog viena didelė skylė. Na, Banga žaidžia tragiškai gynyboje. Ruso baudos aikštelėje. Jo smūgis. Vėl vartininkas vietoje. 4 numeris kraštuose gynyboje. Mes matome Artiom pas mus A lygoje. Taip futbolo niekas nežaidžia, kaip žaidžia šia vidurio gynėjų pora. Jeigu bent kokia komanda būtų šiandien prieš Bangą, kuri šiek tiek geriau realizuoja progas, na jau būtų 4 įvarčiai, 5 įvarčiai, 6 galbūt. Ir žiūrovai žiūri ir negali patikėti to, ką jie mato. Ruso į baudos aikštelę. Vėl leidžia smūgiuoti laisviems visiškai. Mastioškas 70 kamuolys. Ruso. Dabar jau aikštės viduryje jis. Jo perdavimas libaniečio link. Nėra nuošalės. Na, dar viena proga. Imk ir mušk įvartį. Nu, vaikyti. Totis Sirikui žaisi toliau. Kol kas gynyba tiesiog viena didelė skylė. Na, Banga žaidžia tragiškai gynyboje. Ruso, baudos aikštelėje. Jo smūgis. Vėl vartininkas vietai. Na ir vėl, kaip specialiai vidurio gynėjai atrodo, tarsi tyčia, miega visokie Jepifanovai. Činikas ir panašu, kad dabar iškrenta irgi ilgam laikui turbūt išrikiuotės. Bent jau, na, panašu į tai. Bedukas ir kol kas tokios gana lygios rungtynės. Skirtumas galbūt tas, kad ekranas aštresnių progų daugiau sukūrė dėl to, kad Sūduva kamuolio kai kuriuose vietose paprasčiausiai. Neblogas perdavimas Ruso link. Džiugas Petrauskas, čia jo dvikova su būtent futboliniu. Narbutas. Ir kol kas galbūt nežaidžia savo geriausių rungtynių. Ir sunku suprasti dabar, ką buvo sugalvojęs Narbutas. Nebuvo tai turbūt pats teisingiausias sprendimas šioje situacijoje. Ir jau iš karto ekranui tenka gintis. O Sūduva ką moka, tą moka. Žaibiškai. Petrauskas link Norvilo. Norvilas visai neblogą futbolą pastaruoju metu demonstruoja. Tačiau čia dabar jau atsikerta ir iš karto šansas tikslas. Na ir šansas vienas iš retų Narbutui parodyti, ką jis gali žaisdamas 1-1. Čia keli varžovai aplink jį. Narbutas. Na, galbūt ir persistengė šioje situacijoje. Na, dabar Ruso. Nėra užribio, reikia žaisti toliau. Ruso. Viskas labai protingai atlikta, bet ir toliau Šušneras. Ir nežaidžia dėl tų objektyvių priežasčių. Na, taip, kad galime sakyti, per bene 10 minučių, net mažiau negu 10, Sūduva tiesiog prieš šias rungtynes ir vos rungtynės prasidėjus prarado 2 gynėjus. Tačiau kortų tai toks įspūdis, kad bent jau kol kas nesumaišė, kadangi žaidimas, kurį demonstruoja Sūduvos komanda, yra geras ir rezultatas, kuris šiuo metu yra būtent standartas, Sūduva turi pranašumą antrame aukšte. Neblogai viskas.